įplaukė, reiškia, Jordana, reiškia, maždaug. Čia visi prityla, tuo metu superstar, reiškia. Aš susigūžiu iš viso, reiškia, atsimenu. Pramogų pasaulyje iki šiol yra daugybė įvairiausių mitų apie Jordaną, apie kažkokius, dar apie senus laikus, apie kažkokius keistas istorijas, keistus koncertus pas Henriką Daktarą, irgi labai senas mitas, kur neaišku, kaip iš tiesų yra ir niekas ten nieko normaliai nekomentuoja. Tai negali būti sakoma, gerai ar blogai. Tai yra jinai pastoviai stebina. Kur jinai pasirodo, jinai visą laiką į ją atsisuka žmonės. Nesvarbu, ar tai būtų Genutė iš Pabradės, ar tai būtų, nežinau, dizaineris kažkoks iš Vilniaus, ar ta pati žvaigždė, ar žurnalistai. Ta aplinkia visą laiką būriais, taigi, kaip skeriai, visi. Nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nežinotų Jordanos Butkutės, bet kokia ji yra iš tikrųjų pasakyti niekas negali. Tad dabar, kai planuojama apie šią Lietuvos scenos popdievaitę parašyti biografijos knygą, visai realu, kad nesumeluota tiesa apie Jordaną pagaliau išplauks į paviršių. Ko tikite su ta knyga? Nežinau, bandom, matysim, kas gausis, tas dabar dar per anksti kalbėti. Žmogus turi ką matyti, pasakyti, turi ką prisiminti, turi ką papasakoti, ypatingai jeigu porą kokių dar pateiks tokių pikantiškų, intriguojančių faktelių, kur, reiškia, sudalyvauja paprastai, reiškia, kokie nors politikai, banditai, mafijozai ar kažkas. Jeigu neišlietų širdį ir išdėstytų viską nuo pradžios iki galo, tais klausimais, kurie labai daugam rūpi ir kurie kelia daug visokiausių versijų, gandų, tai iš tiesų galėtų gautis labai įdomi knyga. Jinai pasirodo ir tada mėnesį laiko yra pletkų banga. Tarsi aš dirbu kirpykloje, tai patikėkit manim. Aš galiu pasakyti, kas iš tiesų yra labai populiarus, o apie ką žmonės nekalba ir kas jiems yra visai neįdomu. Gyvenimas duotas, baltas, žalias ir juodas, tu gali savo spalvą pasirinkti. 20 metų scenoje būtent tiek laiko nepaliaujamai žmonės aptarinėja Butkutės gyvenimą. Surinkus visus straipsnius ir juos pasvėrus, keli kilogramai su skandalingomis ir šokiruojančiomis šios moters gyvenimo istorijomis tikrai susidarytų. Vienareikšmiškai būtent ji yra vienintelė Lietuvos žvaigždė, kuri gali pasigirti tokią biografiją. Buvo porą kartų, kai mes susikabinę už rankų perėjom per halę, reiškia, tai specialiai, kad mus pafotkintų. Lyg ir viską daro ekspromtu šiuo atveju. Ir viena vertus tai yra labai gražu, antra vertus, aišku, jinai viešųjų ryšių prasme nedaro tam tikrų klaidų. Paskui skaičiau atsiliepimus spaudoj, reiškia, šių dienų populiariausi dainininkai, reiškia, Augulis ir Butkutė, reiškia, čia draugauja, ar čia už rankų susikabinę vaikšto. Tai mes mėgom tokias intrigas, kaip ir dabar. Tik tai mintis kamuoja, tu vienas ar su ja. Girdžiu tik tai muziką ir matau šešėlį lange. Mes visada buvom reikšmingi. Mes tą jautėm, mes tą žinojom. Mes jautėm dėmesį, mes jautėm, reiškia, išskirtinę pagarbą. Butkutė vienareikšmiškai jinai diktuodavo stilių. Jinai užduodavo kažkokį tai tonusą visom kitom. Ir aš net nebėjau, kad tai yra atlikėjas, kuris tikrai seka madą. Jinai visą laiką mėgdavo pasakyti, kad aš jau atėjau. Reiškia, kodėl jūs čia taip labai kažkaip silpnai reaguojate, ašgi jau čia, aš esu tokia. Butkutė stipri. Turbūt tai vienas svarbiausių dalykų, kuriuos būtina apie šią dainininkę pasakyti. Juk būtent ji mylėjo karštai ir viešai. Ji svajojo apie vaikus ir jų neteko. Iš to skausmo gėrė ir to neslėpė. Vėliau atvirai prašė padėti. Net primušta gerbėjo ji drąsiai stojo prieš žurnalistus ir fotoobjektyvus. Prisipažinsiu, kad esu buvęs kartu su Jordana, sakykime, įtartinų žmonių kompanijoje. Tuo metu gal, man buvo ten ir metų netiek daug, sakykime, mes norėjom su visais bendrauti, mums buvo viskas įdomu, mes gal ne visai gerai žinojom, kažkur tik girdėjom, kad reiškia, yra kažkokia tai mafija, reiškia, ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Žodžiai tikri, nesumeluoti. O kai pagaliau po realybės šou ji prisikėlė antram sceniniam gyvenimui, jai toliau kaip kokiai paaugliai visai nerūpėjo ir tikrai nebuvo gėda pripažinti, kad ji įsimylėjo prekybos centro apsauginį Sergejų. Jinai yra
ryški asmenybė, jinai yra asmenybė su charakteriu. Tai buvo visos tos istorijos apie jos tariamą ir tikrą alkoholizmą, apie tas problemas, kai moteriškė net važiuodavo į koncertus, kai ten pasakodavosi kažkokias keistas istorijas. Jinai iš tikrųjų buvo lietuviška Amy Winehouse tuo laikotarpiu, ar ne? Dabar visas pasaulis seka Amy Winehouse, žiūri, kaip jinai kelintą valandą jinai išgriūs iš baro, kaip jinai gyvena, ką jinai dar prisidirbs. Tai Jordana vienu metu buvo tokia. Madonna yra pasaulinis fenomenas, o Jordana yra lietuviškas fenomenas. Ta prasme, dėl pačio įvaizdžio, tai jo ir Madonna yra provokuojanti seksuali. Jordanos stilius vienareikšmiškai yra ta tema, kuria būtų galima diskutuoti valandų valandas. Bet mes trumpai priminsime tai, dėl ko Butkutė gali būti vadinama tikra scenos mados guru. Taigi tais laikais klykdavo žmonės nuo to vaizdo. Aš visą gyvenimą prisiminsiu, kaip jinai ne šių metų, praeitų metų Radiocentro apdovanojimuose atėjo su tokiais ilgais batais, ant kurių buvo uždėtas didžiulės lapas. Aš tada net eidama sustoju. To daugiau reikia. Gražiai atrodo, specifinis balsas biški prikimęs. Dėl to šita knyga galbūt išeina labai laiku, kadangi Jordana vis tik jinai yra visą laiką lyg ir aktuali, nors paskutinis populiarus jos įrašytas kūrinys, kurį, tarkim, žmonės žino, mėgsta, dainuoja, niuniuoja, galbūt buvo parašytas prieš labai daug metų. Kas toje knygoje bus iš tikrųjų, klausėme pačios Jordanos Butkutės, kuri ir dabar stebina ekstravagantiškų, galbūt sunkiai paaiškinamų elgesių ir skubėjimo. Lėkiu ir labai vėluoju į ekstras leidybą, tai iš viso buvo. Tai taip, čia dėl knygos turbūt, kurią apie jūs rašote. Taip. Na nežinau, visko bus po truputį, iš tikrųjų. Interviu jau tiek visko prisakyta, čia vis tiek daugiau širdies galbūt kažkaip, daugiau prisiminimo, ne taip, kad greitai sumali ten, kai interviu kada būna, o čia, vis tiek, knyga yra knyga. Matote, gerbėmėjai, kad iš tikrųjų sunku su ta Jordana ir kelia jį dviprasmiškus sunkiai paaiškinamus jausmus. O kokie jinai persona iš tikrųjų, žodžiu pasakyti daugiau negu sunku. Jordana Butkutė yra... Ką žinau, fenomenas. Nes kitaip žmogus nebūtų tiek metų populiarus. Vienareikšmiškai. Ten tas populiarumas augdavo, gesdavo, blėsdavo ir vėl augdavo. Bet jinai visą laiką išsilaikė.